pavadinta taip, tik dėl tokio susidomėjimo apie cholesterolį. Iš tiesų mes kalbėsime apie cholesterolį, bet apskritai kalbėsime apie tą padėtį, į kurią mes esame patekę su visa medicina. Pirmiausia, aš noriu pasidalinti žinia, kur yra sveikiausi žmonės, kur sveikiausi vaikai. Kai jūs ten nutilkite, aš tada garsiau kalbėsiu. Žinokit, moteris labai atviris, tenkinės kažkaip. Gal dar Aleksandras biskį į priekį gali. Į priekį, tai kalbėsime apie tą padėtį, kurioje mes esame dabar atsidūrę. Kai yra kūriamas kiborgas, kūriamas robotas, o žmogus yra visiškai apleidžiamas. Visiškai apleidžiamas. Kur yra patys sveikiausi vaikai, sveikiausi žmonės. Nėra nei vieno vaiko sergančio autizmu, nėra sergančių civilizacijos ligomis, tomis vadinamomis lėtinėmis ligomis. Tai pasirodo tarp Amerikoje gyvenančių amišų bendruomenė. Amišų bendruomenė, kuri gyvena pagal 19 amžių, neturi nei elektros, nei televizijos, neklauso šitų žinių, nesiskiepija, nesilaiko jokių medicininių nurodymų ir ten gyvena patys sveikiausi žmonės Jungtinėse Amerikos valstijose. Toks buvo paskelbtas straipsnis, tačiau amerikiečiams apie tai nekalba, kad ten gyvena būtent patys sveikiausi žmonės. Taip ir pasakyta, tarp šitų amišų, kurie 100% yra visi vaikai, jų niekada nėra skiepyti, jokiais kitais skiepais, tipiškų lėtinių ligų beveik nėra, autoimuninių ligų, širdies ligų, diabeto nėra, astmos, sutrikusio, kaip sakytų, kaip ten tas vadinamas tarp vaikų autizmas arba hiperaktyvumas, artrito, vėžio, autizmo tarp amišų nėra. Taigi, čia visiškai nesenai jau mano minėta kaunietė gydytoja Robertina Ostapenkienė išleido antrą knygą. Apie pirmą knygą aš jau minėjau. Čia rudenį buvo, tai buvo pavadinta Pavojingos gydytojų klaidos, o antra knyga pavadinta taip: Vaistai nuo ligų ar lygos nuo vaistų. Vaistai nuo ligų ar lygos nuo vaistų. Va štai ką jį rašo, drąsi moteris. Šiandieninė medicina yra absoliučiai bejėgė išgydyti bet kurią lėtinę ligą, sumažinti nuolat augantį sergamumą. Ką mes nuolat girdime? Ar sumažėjo ligų? Ne, padaugės ir padaugės. Užbėgti už akių naujagimių kūdikių vaikų ligoms. Šiandieninė medicina yra bejėgė. Mūsų aklas pasitikėjimas skelbiamams tiesoms ir vengimas naudoti nuosavas smegenis, būtent mąstymų nuosavas smegenis pagal tiesiogiai jų paskirtį mąstyti, yra patogus ir pelningas iškrypėliškos neįgalios medicinos poreikius tenkinantis būdas. Kai mes nemąstome, pasitikime, tai jiems yra labai būtent patogu. Štai rašo jį toliau. Ne, sako, mokslas šiandien tikrai nėra bejėgis išgydyti lėtinio uždegimo sukeliamas civilizacijos ligas. Ne, mokslas gali išgydyti. Vienintelė kliūtis neleidžianti to padaryti tikrųjų ligas sukeliančių priežasčių slėpimas. Tikrųjų ligas sukeliančių priežasčių slėpimas. Mums apie priežastis nekalbama, gydomi tik tai simptomai, o gydant simptomus vaistais ligų tik tai padaugėja. Ligų tik padaugėja. Ir tos pačios yra neišgydomos, gydant simptomus, neliečiant priežastis, ir atsiranda naujų ligų. Mums kalbama apie ligų prevenciją. Prieš kokie 30 metų čia prasidėjo ta vadinamoji ligų prevencija. Va ta vadinamoji profilaktika, tai yra prieš ligų atsidarimą. Ir va štai, kai rašo, kad iš tikrųjų šita prevencija tik tai padidino susirgimų skaičių. Ta profilaktika tik tai padidino skaičių. Va, ir sparčiai mažėja ligų, kurios gali būti išgydytos, o dauguma žmonių vartos vaistus visą likusį gyvenimą.
nors to vaistų vartojimo būtų galima ir išvengti. Jeigu mums nemeluotų ir paskelbtų tikrasias ligos susirgymų priežastis, jeigu kalbėtų apie priežastis, ne apie simptomus. Tai jos knygos yra labai daug dėmesio skirtas skiepams. Pirmoji knyga tai yra pats didžiausias skyrius būtent ir apie skiepus. Skiepai yra prieš prigimtį. Ir mums pasakojo, kad skiepai išnaikino būtent užkrečiamasias ligas. Tai netiesa. Istorija yra dvejopa. Ta, kurią pateikia kaip tikrą, ir ta, kur yra tikra. Ir televizija mums pateikia tą kaip tikrą. Gydytojai pateikia kaip tikrą. Iki prasidedant skiepams šitos užkrečiamos lygos buvo sumažėję maždaug iki dabartinio lygio. Iki prasidedant skiepams. Būtent. Tai yra ne vakcinos išgelbėjo pasaulį, bet vakcinos jį pražudys, jei laiku nesustosime ir nepradėsime mąstyti. Čia aš cituoju Ostapenkienę. Ne vakcinos išgelbėjo pasaulį, bet vakcinos jį pražudys, jei laiku nesustosime ir nepradėsime mąstyti. Aš radau vieno gydytojo knygoje statistiką, grafikus iš 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios, būtent susirgiamumą ir skiepimą. Ir tie grafikai rodo, kad sergamumas sumažėjo, kai mes pradėjome gyventi truputį tvarkingiau. Dar 1860 metais Londono parlamentas turėjo užsidaryti langus, toks ir ėjo dvokas nuo Temzės upės. Visi, kaip sakint, visos išmatos ėjo viskas į Temzės upę. O paskui, kai susitvarkė su kanalizacijom, taigi viduramžiai miestai kokie buvo, kodėl ten klestėjo tos užkrečiamos lygos. Taigi naktinis puodas pro langą. Ir va tos skrybelės, kaip pasakoma, yra tam, kad neužpiltų ant kaklo. Naktinis puodas pro langą. Ir ten žiūrkių gyveisykla buvo tos viduramžių gatvės. Ir kai žmonės susitvarkė su sanitarija, ir tos užkrečiamos lygos staiga labai stipriai sumažėjo. Paskui prasidėjo skiepai ir laurai buvo priskirti skiepams. Ir laurai būtent buvo priskirti būtent skiepams. Tai va, savaitraštis yra toks žurnalas toks populiarus skaitomas ir aš jį nusiperku kiekvieną savaitę, ten labiausiai patinka humoro skirelis. Tai ten aš perskaičiau, čia prieš kelias savaitės buvo. Jei mes meluojame valdžiai, tai nusikaltimas, o jei valdžia meluoja mums, tai politika. Jei valdžia meluoja mums, tai politika. Pridėsiu, o jei medikai meluoja mums, tai jiems pelnas. O mums pasiekmės. Tai jiems pelnas. Jeigu jie mums įmeluoja, tai jiems pelnas, o mums būtent pasiekmės. Ir apie tai galima kalbėti daug. Tai kad apie ligų susirgimo priežastis. Pirmiausia, kad jums pakalbėsiu, kadangi tas pavadinimas yra cholesterolis priešas ar draugas. Tai būtent apie cholesterolį. Kokios yra žinios skleidžiamos apie cholesterolį. Cholesterolis yra padarytas baisiausias priešas, nors tai yra didžiausias draugas. Nors jis yra būtent didžiausias draugas. Organizmas pats gaminasi cholesterolį. Ir amžiui bėgant jo reikia vis daugiau ir daugiau. Jo reikia būtent vis daugiau. Ir daugiau. Štai tyrimai yra skelbiami kai kuriuose labai prestižiniuose žurnaluose, kaip Lancet, Pincetas. Tai štai ten rašoma 2001 metų vasaros straipsnis. Mūsų duomenys patvirtina anksčiau gautas žinias apie daug didesnį vyresnio amžiaus asmenų mirtingumą su žemu cholesterolio kiekiu. Miršta daugiau tie, kurių cholesterolio kiekis yra žemesnis ir parodo, kad pastoviai žemas cholesterolio kiekis kraujyje faktiškai padidina mirties riziką. Ir kiek mes mažiname tą cholesterolį, šitų mirčių ir ligų nuo širdies ligų nemažėja, tik daugėja. Neturi jokio efekto.
tas mažina. O štai dar vienas naujesnis, tačiau nemažiau įdomus tyrimas Europoje, kurio rezultatai buvo išspausdinti Jungtinėse Amerikos valstijose. Štai ką ten rašo. Aukštas bendras cholesterolio kiekis nesiejamas su padidėjusia mirties rizika nuo širdies kraujagyslių ligų tarp asmenų vyresnių negu 85 metai ir siejamas su mirtingumo sumažėjimu dėl visų kitų priežasčių. Va tokių, būtent tyrimų yra gana daug. Štai va, kitas tyrimas San Franciske atliktas, buvo stebėta 350 tūkstančių vyresnių negu 20 metų amerikiečių. Ir va štai tyrimo rezultatai rodo, kad jeigu cholesterolis yra mažesnis kaip 4,7, pas mus dabar sako 5,2 neturi būti aukščiau. Taigi, jeigu yra mažiau kaip 4,7, insulto rizika padidėja 20%. Kuo mažiau, tuo daugiau insulto rizika. Rizika susirgti kepenų vėžių 303 kartus padidėja nuo pažeminto cholesterolio. Rizika susirgti plaučių emfizemą ir astmą 200%, tai yra 2 kartus. Klinikinės depresijos ir savižudybės rizika 200% padidėja, tai yra 2 kartus. Alkoholizmo ir narkomanijos rizika net 500, netgi 5 kartai padidėja, kai cholesterolis mūsų yra mažesnis. Mažesnis. Tai va, apie tai yra gana daug tyrių, bet mes apie juos neišgirsime, jie yra nepatogus būtent toms farmacijos kompanijoms, kurios parduoda mums cholesterolio mažinančius vaistus. Ir tyrimas parodė, kad asmenims turintiems cholesterolio kiekį žemesnė negu 4,7 insulto rizika yra dvigubai didesnė negu tiems, kurių cholesterolio lygis yra 6. Kurių cholesterolis yra lygis 6. Ir va, 6, oi, tai tau reikia būtinai gerti tos vadinamus statinus, mažinančius cholesterolio kiekį, bet tie statinai sukelia dar priedo, kad apskritai, jeigu jie mažina cholesterolį, mums sukelia ligas, jie ir patys turi didžiulį pašalinį poveikį, poveikį. Taigi, cholesterolis yra sveikatos veidrodis, bet ne ligų priežastis. Taigi, aukštas cholesterolio kiekis, kuris kaip biologiniu atžvilgiu yra svarbiausias sterinas, pati svarbiausia medžiaga, kuri apsaugo, o nesilpnina mūsų organizmą. Va štai iš medicinos enciklopedijos, mažoji medicinos enciklopedija. Cholesterolio kiekis žmogaus kraujo plazmoje keičiasi su amžiumi. Jis daug žemesnis naujagimių, yra tik 1,8. Pirmaisiais gyvenimo metais cholesterolio kiekis padidėjo daugiau negu dvigubai ir siekia jau 3,9. 7-8 metų vaiko cholesterolio kiekis kraujo plazmoje padidėjo padidėjo tik tai, čia kitais vienetais, neįsiverčiau, kur tas 100. Tik padidėjo truputį, tik 1,8 ir po to būtent šiek tiek sumažėjo. Sulaukus 18-20 metų cholesterolio kiekis kraujyje pradeda palaipsniui, tačiau nesustodamas kilti ir kyla vyrams iki 50 metų, o moteriams iki 65 metų, kol pasiekia tam tikrą nuolatinį lygį. Ir ne veltui oficialus normalaus cholesterolio kiekis buvo nužemintas iki 5,2. Praktiškai visi sveiki sulaukę žmonės 40-45 metų kandidatai yra į vaistų vartojimą. Aš prisimenu anksčiau, čia prieš keletą metų normalus kiekis buvo dar 6, o dabar yra 5. Mažina. Todėl, kad visas nuo tų vaistų vartojimo cholesterolis kiekis pažemėjo, tai ir norma pamažino, kad vaistai būtų perkama ir toliau.
Tai reikia labai daug ligonių, kad išsilaikytų ir augtų 25 milijardų dolerių verslas, vien tik parduodant 5 pavadinimų vaistus prieš cholesterolį. 25 milijardų verslas. Ir jis visokiais būdais bus palaikomas, visokiais būdais bus meluojama. Tai va, taigi, vyresniems negu 50 metų aukštas cholesterolio kiekis neturi didelės reikšmės sveikatai, netgi kuo jis aukštesnis, tuo geriau, o kuo žemesnis, tuo didesnė mirties rizika, tame tarpe nuo infarkto ir insultų. Ir čia visiškai nėra jokios gudrybės, nes aukštas MTL tai yra mažojo, tai to vadinamo blogio, kabutėse blogio cholesterolio kiekis parodo efektyvų kepenų darbą. Kuo didesnis tas blogasis, tas mažasis arba blogasis cholesterolio kiekis, tai jis yra tuo cholesterolis efektyviau panaudojamas yra tas mažasis arba blogasis kabutėse cholesterolis, kuris išnešioja į ląsteles, kuris išnešioja į būtent į ląsteles. Na va, ir iš tikrųjų stearinų, tai yra cholesterolio reikšmė, su amžiumi jo vis būtent labiau ir daugiau organizmui reikia. Su maistu cholesterolio mes suvalgome tik apie ketvirtį. Visą kitą gamina pats organizmas, nes tai yra viena iš pačių reikalingiausių medžiagų. Tai yra, kai prasideda stresas, amžius, metų laikai, traumos, tuo daugiau kepenys gamina mažojo cholesterolio hormonų sintezį. Cholesterolis reikalingas hormonų sintezei, vitaminams ir kitokioms fiziologinėms organizmų reikšmės. Na ir kuo mityboje mažiau maistinio cholesterolio, tuo daugiau kepenys turi gaminti. Jos gamina, o mes mažinam. Ir su maistu vengiam. Ir va iš to kyla daugybė problemų. Tai cholesterolis labai svarbus žarnyno gleivinės ląstelėms, kurios atsinaujina kas 36 valandos. Tai paaiškėjo, kad kuo daugiau maiste cholesterolio, tuo žemesnis jo kiekis kraujyje. Valgykit kiaušinius pilna burna, sviesto taukus pilna burna. Sumažės, o nevalgo, tai o organizmas jis pasigamina. Jis pasigamina, ko reikia. Tai yra, ir va šitas, ir cholesterolis tai yra, įeina į visų mūsų ląstelių sudėtį. Visos ląstelių membranos yra, membranoms pagaminti reikia cholesterolio. Mūsų smegenys susideda 3/4 iš riebalų ir smegenims yra labai reikalingas cholesterolis. Ir va štai viena iš rizikų susirgti, kai mažas cholesterolis, tai susirgti senatvinė demencija arba Alzheimeriu. Na va, ir kai kurie šitie autoriai rodo, kad tai mažinant cholesterolį pažemėja visas žmonijos, būtent bendras žmonių imunitetas. Tai va, apie tai rašo, kad viena iš priežasčių, kodėl nuo COVID nesusirgo tiek daug pagyvenusių, todėl kad buvo mažas cholesterolio kiekis. Va tokios yra išvados kai kurių tyrinėjimų. Tai va. Ir pasirodo, kad cholesterolis yra riebalai. Yra dalis vitaminų, kurie tirpsta tik tai riebaluose. A, D, E, K. Tai yra tirpsta tik tai riebaluose. Jeigu mes nevartojam riebalų, tai jeigu apie vitaminą kalba, kad jų reikia mums daug, kad mes jau mažai turime, matyti, jau mes turėtume pakankamai, bet per mažai riebalų. Per mažai riebalų. Ir vat būtent cholesterolis reikalingas tie riebalai, kad juose ištirptų tie vitaminai, kad jie būtent galėtų panaudoti.
Va, ir iš maisto be riebalų mes jų neįsisavinsime. Ir va šitų A, D, E, K vitaminų trūkumas siejamas su smegenų veiklos sutrikimais ir įvairiomis lėtinėmis ligomis. Yra toks amerikiečių autorius, tai yra Perlmuteris, tai yra daktaras, vienas iš vedančiųjų amerikiečių, kurie psichiatrų, kurie nervų ligų autorius. Jo 2 knygos yra išleistos ir lietuvių kalba. Va, jis taip ir rašo, ne tik mūsų Ostapenkienė, bet ir kiti yra medikai, kurie drįsta pasakyti tiesą. Jis rašo taip, kad mes gyvename visuomenė, kuri demonizuoja riebalus. Demonizuoja riebalus, tai yra, sako, kad tai baisiausias blogis. Mes gyvename visuomenė, kuri demonizuoja riebalus ir be to farmacijos pramonė remiasi visuomenės dezinformacija ir skleidžia melagingus pranešimus. Va taip rašo tas Perlmuteris. Sergančiuose smegenyse trūksta cholesterolio, tačiau aukštas bendrojo cholesterolio kiekis, kurį visada galima išmatuoti vyresnio amžiaus žmonėms, rodo jo svarbą jų žmonių ilgaamžiškumui. Kuo aukštesnis cholesterolio kiekis, ypatingai vyresniam amžiui, tuo amžius yra ilgesnis. Nes cholesterolis yra viena iš pagrindinių organizmo medžiagų. Be to, cholesterolis smegenyse pasižymi stipriu antioksidaciniu poveikiu ir apsaugo nuo laisvųjų radikalų daromos žalos. Mes nuolat girdime apie antioksidantus. Jų yra ten tokiuose daržovėse, tokiuose valgykite, o nepasako, kad mes turime savąjį cholesterolį ir jo vengiam ir jį mažiname dar. Ir mažiname būtent jį dar. Cholesterolis yra svarbių steroidinių hormonų, pavyzdžiui, estrogenų, androgenų, taip pat vitamino D, būtino riebaluose tirpstančio antioksidanto pirmtakas. Kadangi vitaminas D susidaro tiesiogiai iš cholesterolio, o mes jį mažinam, sako, trūksta vitamino D. Dabar toks vajus kyla, eikit tikrintis vitamino D. Ir pirkite dabar vitaminą. Bet jis nieko neveiks, jis neištirps, jeigu nebus riebalų. Bet jis neveiks, jeigu nebus riebalų. Taigi, kadangi vitaminas D susidaro tiesiogiai iš cholesterolio, nenuostabu, kad vitamino D kiekis yra mažas žmonėms sergantiems įvairiomis neurodegeneracinėmis lygomis, pavyzdžiui, Parkinsono, Alzheimerio ir išsėtinė, būtent ir išsėtinė sklerozė. Taigi, kitas autorius, straipsnis, šitą būtent jį taip rašo, kad statinai, tai yra vaistai, kurie mažina cholesterolį, padėjo pagrindą koronavirusiniai lygai ir būtent vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems paprastai skiriami statinai, jie dėl to susirgo ir daug jų mirė. Tai va, taigi, statinai, tai yra vaistai nuo cholesterolio, vienu žodžiu tai vadinami statinai, mažina cholesterolio kiekį, ypač vadinamojo blogojo mažo cholesterolio tankio lipoproteino MTL, kurie, kaip sakiau, MTL tas blogasis kabutėse arba mažojo tankio perneša cholesterolį į mūsų ląsteles. Ir vaistai nuo cholesterolio jau kelis dešimtmečius yra vieni dažniausiai vaistų skiriami mūsų ir Jungtinėse valstijose ir dabar pas mus. 2013 metais Amerikos kardiologų asociacija rekomendavo visiems 65-75 metų amžiaus žmonėms, kuriems yra padidėjusi širdies ir kraujagyslių ligų rizika, tai yra beveik visiems, skirti cholesterolį mažinčių vaistų. Tai va, vieni rašo taip, o kiti pramonė eina visiškai kitaip. Tai yra nuperkami kai kurie mūsų stambus veikėjai, kurie turi galią ir valdžią, ir va šitokie sprendimai yra priimami, kokius vaistus skirti, kokios lygos yra ne pagal įrodymus medicinius, bet balsuojant.
balsuojant, kiek iš toj komisijų, kuris sprendžia, kokius vaistus rekomenduoti, kuriuos ne, kiek pakels rankų už, o kiek ne. O jie visi, kaip žinote, yra korumpuoti. O jie visi būtent yra korumpuoti. Būtent korumpuoti. Taigi Amerikos, kaip sakiau, kardiologų kolegija 2013 metais rekomendavo visiems skirti. Tai vadinam profilaktika. O ta profilaktika, matot, kur eina. Iš viso statinų pardavimai dabar siekia gerokai daugiau kaip 20 milijardų. Ir dar daugiau milijardų išleidžiama kovai su šalutiniais poveikiais nuo statinų. Tai ir farmacija klesti. Tie statinai sukelia naujas ligas ir va štai, ir farmacija mums vaistų visada patieks. Vaistų patieks, jūs tik tai pirkit ir gerkit. Tai ir pasiekmės yra tai vadinamasis kumuliacinis pažeidžiamumas. Kumuliacinis tai yra kaupiamasis. Va tai po truputį, kaip sakyt, kaupiasi to pašalinio, tas pašalinis poveikis ir pasireiškia tam tikromis ligomis, tam tikromis būtent ligomis. Taigi, ir dabar jūs ieškokite straipsnių, kur aiškinama, kam reikalingas cholesterolį. Būtinas, kaip sakiau, kiekvienai organizmo ląstelė, kepenys jį gamina, jeigu mes negauname pakankamai jo su maistu. Ir kepenys pagamina apie 75–80% viso cholesterolio. Tai jeigu mes jo suvalgome daugiau, tai kepenims reikia mažiau gaminti. Pailsiname kepenį. Va štai kokia bėda. Va tai čia yra, pabrėžima, kad ypač vertingas yra cholesterolis, kurį perneša MTL, tai yra mažojo tankio lipoproteinai. Nes jis yra pagrindinė cholesterolio pernešimo į ląsteles priemonė. Ir patekęs į ląsteles, cholesterolis sudaro pagrindinę ląstelių membranų sudedamąją dalį. Pagrindinė membranų ląstelį sudedamąją dalį. Ir cholesterolis užtikrina, kad ląstelių membranos išliktų elastingos, atsparios ir kartu užtikrina gyvybiškai svarbių signalų perdavimą. Ląstelės tarpusavy bendrauja šitomis savo membranomis. Magnetinio rezonanso tyrimas parodė, kad cholesterolis būtinas esminiam signalinių baltymų srautui. Be signalų tarp ląstelių organizmas negali palaikyti gyvybės. Ir atvirkščiai, vienas iš mirties apibrėžimų galėtų būti bendradarbiavimo ir signalų perdavimo tarp kūno ląstelių pabaiga. Tai galėtų būti vienas iš mirties apibrėžimų, kai nutrūksta bendradarbiavimas ir signalas tarp ląstelių. O tam būtinas yra cholesterolis. Ir va štai kitas amerikietis gydytojas, daktaras Gerdas Reuteris, jis taip ir sako, dažniausia mirties priežastis pramoninėse šalyse yra medicina. Dažniausia mirties priežastis pramoninėse šalyse yra medicina. Va štai, jis visiškai neseniai paskelbė savo straipsnį 23 metais, birželio 11 dieną. Reuteris yra radiologijos specialistas ir 1992 metais buvo vienas iš jauniausių vyriausiųjų gydytojų. Vienas iš jauniausių, tai yra, kaip sakant, gabus. Jaunas buvo paskirtas vyriausiųjų gydytojų Vokietijoje. Jis dirbo vyriausiųjų gydytojų iš viso trijose ligoninėse, įskaitant Vieną, tai yra Austrijos sostinė, kur ten apsigynė habilitacinį mokslų daktarą. Ir būtent ilgainiui šitas Reuteris ėmė nepasitikėti, kilo nepasitenkinimas esama medicinos sistema. Ir todėl 2014 metais, būdamas jau 55 metų, jis metė klinikinį darbą. Mato, kad tai ligų dauginimas, ne gydymas, bet dauginimas. Ir pradėjo antrąjį gyvenimą kaip mediko, pradėjo antrąjį gyvenimą. Ir jis sėkmingai pradėjo rašyti knygas. Ir pradėjo šviesti žmonės. Va štai jo knygos.
Menas gyventi kiek įmanoma ilgiau. Vokiškai yra. Kita knyga pavadinta Išduotas ligonis. Mūsų medicina išduoda ligonį. Tai yra pelnosi iš mūsų ligų. Va. Ir dabar neseniai jis kartu su žmona parašė knygą paskutinės, dar trečia knyga Paskutinės dienos ir kartu su žmona istorikė, taipogi daktarė Renata Reuter yra parašyta knyga Svarbiausias dalykas. Ar žinote kas? Medicinoje. Panika. Panika, svarbiausias dalykas panika. Taip knygos pavadinimas ir skamba. Sukelti paniką, baimę. Ir va tada su žmonėmis gali daryti, ką tik nori, visokias priemonės, tada ateini kaip gelbėtojas, va, atėjo baubas, o dabar aš jūs išgelbėsiu. Ir mes pagal tai ir kelnes nusimauti, viską atiduoti ir likti nuogi, kad tik tai mums išgelbėt. Taigi svarbiausias dalykas yra panika ir politiko, ir medicino. Ir politiko, ir medicino. Atsiminkite, va, kaip dabar mus baugina visokiais dalykais. Yra specialus institutas, Londone Tavistoko institutas, jis veikia daugiau kaip 100 metų. Ten ir nagrinėjami būdai, kaip valdyti žmonės. Ir visų pirma, tas pagrindinis būdas tai yra baimė ir panika sukelti. Baimė ir panika. O štai tada kaip avis. Žmonės tada lieka kaip avis. Tai va, ir va šitoj paskutinėje knygoje, jisai naujai nušviečia epidemijų pavojai Europoje ir jis atkreipia dėmesį į faktų ir oficialių pareiškimų melagingumą. Į faktų atkreipia dėmesį, į faktų ir oficialių pareiškimų melagingumą, bet kaip rašo, kaip matote, Savaitė, jeigu būtent mums meluoja aukštai stovintis vyriausybė, tai yra politika, ne melas, bet politika. Tai politika, skaitykite Savaitę. Ten būna labai būtent įdomių dalykų. Taigi, va štai ką jis rašo, cituoju, ne viena epidemija buvo perdėta ar netgi išgalvota. Čia ne pirma ir ne paskutinė, kokia buvo išgalvota. Karantinas dažnai buvo brutali dominavimo, brutali valdymo priemonė, medicininės priemonės nenutraukė nei vienos epidemijos. Medicininės priemonės nenutraukė nei vienos epidemijos. Tai va, daktaras Gertas, Vokietijoje gyvenantis Gerdas Reuteris. Įprastinė medicina, jis taip rašo, aš jį cituoju, įprastinė medicina nei pailgina gyvenimo trukmės, nei sutrumpina ligos trukmę. Įprastinė. Priešingai, daugelio žmonių įsitikinimai, moksliniai įrodymai nėra labai tvirti. Remiantis Kočranė tyrimą, aš galbūt ne visai teisingai perskaitau tos angliškus pavadinimus. Kada jie išmoks rašyti taip, kaip kalba, ne vienai prašo, kitaip kalba. Tik 4% chirurginių ir medikamentinių gydymo būdų duoda tvirtą naudą pacientams. Tik 4% chirurginių ir medikamentinių gydymo duoda tvirtą naudą pacientams. Daugelis tai neaiški ta nauda, o dar daugiau, kai tai yra tik tai priešingai žala. Tai va, štai va, jis dar ką pasako, ką jis savo toj knygoje rašo. Nei vienas gydytojų streikas niekada, tai yra, gydytojams streikuojant, niekada nepadaugėjo mirtingumas. Priešingai, sumažėdavo. Gydytojams streikuojant mirtingumas sumažėja. Jis parodo, kad kokiais kriterijais remiantis buvo diegiamos operacijos, vaistai ir medicinos priemonės, prietaisai. Taigi, kas nors pagamina prietaisus, tai juos reikia parduoti. Va, ir atvažiuoja lobistai pas medikus ir va, įsiūlo mums tam tikrus
prietaisus ir mes bėgame būtent darytis tyrimų. Nei vienas tyrimas negydo žmogų. Taigi va, taipogi toj knygoje kalba apie korupcijos mastą. Ir čia raktinis žodis, pagrindinis žodis yra interesų konfliktas. Jis įsamei aprašo daugelįpį manipuliavimą įrodymais, kad taptų suprantama, kodėl kas trečias žmogus Vokietijoje miršta nuo gydymo. Vokietijoje kas trečias žmogus miršta nuo gydymo. Žinot šitą anekdotą, kai atveža naują ligonį, į ligonės priimamąjį, 2 medikai ateina, apžiūrinėja jį ir vienas ir sako kitam: gydysim jį, ar tegul gyvena. Tai anekdotai atskleidžia tokią tiesą. Ir terminas įrodymais pagrįsta medicina atsirado tik 1991 metais. Ir dabar šito termino mums, kaip sakant, suka smegenis, pučia arabus. Tas terminas atsirado tik 1991 metais. Nėra tamsesnės mokslinės srities būtent kaip medicina. Ir va, jis ką rašo, kad negalima daryti išvados, kad medikamentinis gydymas sutrumpina ligos trukmę. Neišeina tai. Kuo daugiau gydymo būdų, tai yra tuo mirčių daugiau. Gydytojų streikai nepadidina, kaip sakiau, mirčių skaičiaus, priešingai sumažina. Ta įrodymai atskirose medicinos srityse yra labai menki. Tai va, visas įrodymais pagrįstas požiūris į šitą vyraujančią mediciną yra kiauras vandens kibiras, kur gali pilti ir ten išbėga. Tai yra ir manipuliuojama įrodymais pačiomis įvairiausiamis formomis, manipuliuojama skaičiais, manipuliuojama statistikos. Na va, ir dabar, kai išgirstume, kad įrodyta mokslo, tai jau čia reikia suklusti. Tai yra, niekada šito negalima pasitikėti. Įrodyta pinigais, įrodyta būtent, pinigais. Bet vis dar mums kalbama apie tas vadinamasias sąmokslo teorijas. Tačiau jūs netikėkite, tai yra sąmokslo teorija. Tai, ką aš kalbu, taipogi galima pasakyti, kad tai yra sąmokslo teorija. Bet tos sąmokslo teorijos ima ir nuolat pasitvirtina. O štai mūsų buvęs kandidatas į prezidentus Ignas Vėgėlė rašė dar rugpjūčio mėnesį apie sąmokslo teorijas. Ir kaip vieną iš sąmokslo teorijų, tai jis kalbėjo apie tuos vadinamosius chemtrailus. Tai yra apie tai, kad lėktuvai virš mūsų barsto tam tikras cheminės medžiagas. Vieni tiki, kiti sako, tai sąmokslo teorijos. Ir Vėgėlė taip rašo, prisipažinsiu, sako, aš iš pradžių taipogi netikėjau tais Facebook'ose, Twitter'yje platinamais pranešimais apie tuos vadinamosius chemtrailus. Ir neskaitant oficialiaus paaiškinimo, kad tuo siekiama stabdyti Žemės atšilimą, nebuvau įsiaiškinęs tikrųjų interesų, kam išleisti milijardus, gaminant ir platinant cheminės medžiagas ir jomis teršti atmosferą. Šiuo metu chemtrail technologija jau nėra sąmokslo teorija. Jungtinės Amerikos valstijos leido pradėti šios technologijos tyrimus, Europos Sąjunga taip pat leido šitą chemtrailo technologiją testuoti. Leisti. Tyrimai, oficialiai pranešta. Vat sąmokslo teorija. Ar iš viso galima kalbėti apie tai, ko nėra? Ar iš viso galima kalbėti apie tai, būtent, ko nėra? Taigi, po šitų skiepimų, kuriuos mus suskiepijo, vėžio atveju po skiepo tik tai daugėja. Vėžių ir širdies susirgimų ligų būtent nuolat būtent įdaugėja.
Tai va, pastaruosius 2 metus iš šalutinių poveikių duomenų bazių, mirtingumo lentelių ir pavienių pranešimų vis aiškiau matyti, kad po skiepimo kompanijos, kuri buvo čia pravesta prieš porą metų, visame pasaulyje gerokai padaugėjo vėžio atvejų. Net pati pasaulinė sveikatos organizacija tikisi, kad vėžio atvejų masiškai padaugės, nors priežastis nurodo kitur, tik tai ne genetiškai modifikuotoje vakcinoje, kurią buvome skiepijami nuo tos vadinamosios pandemijos. Na ir dabar įvairiose šalyse prasideda teisminiai tyrimai dėl skiepų, dėl vakcinų pirkimo, kodėl ta prievarta. Vokietijoje jau AstraZeneca, Jungtinės karalystės Anglijoje veikianti firma, jau pripažino, kad nuo jos daug mirė žmonių ir sumokėjo milijardinės baudas, Va štai pasirodo, kad ir pas mus jau prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl didelio kiekio vakcinų įsigijimo. Pradėta jau ir Lietuvoje. Ir buvo nupirkta apie 16 milijonų. Tai mums išeitų kiekvienam maždaug po 5 dozes, bet dar ne visi skiepėsi. Ir va čia rašoma, kad įsigijo 11 už 230 milijonų. Ir 2,5 milijono yra sunaikinta. 50 milijonų vertė sunaikinta. Ne tik pas mus. Šimonytė sako, taip, aš dalyvausiu tyrime. Tai sako, taip darė visi ir aš taip dariau. Taip darė visi Europos Sąjungos ir aš taip dariau. Tai, kad taip daro visi, tai nereiškia, tai yra gerai. Kad taip daro visi, būtent tai nereiškia gerai. Jungtinė Amerikos, tai yra Jungtinė karalystė, Anglijoje jau vienas iš garsių politikų ragina Angliją pasitraukti iš pasaulinės sveikatos organizacijos. Kaip iš nepatikimos. Ragina pasitraukti. Tai kaip matote, yra labai būtent prasti tarp mūsų į popierį. Taigi skiepai yra prieš prigimtį. Šitą reikia atsiminti. Dar Vidūnas savo laiku sakė, skiepytis apskritai nereikia ir negali. Kai mes, matot, ir dabar šito skiepimo kompanijos metu tai buvo pasakyta, nėra įgimto imuniteto, yra tik tai dirbtinas. Kaip visą laiką žmonės turėjo tą pagrindinį įgimtą imunitetą, kuris Dievo duota arba gamtos duota, paskelbė, kad jau nėra ir jūs imunitetą turėsite tik tai tie, kurie skiepysite. Dirbtinį. O štai kaip galima, kaip sakyti, taip akivaizdžiai įmeluoti, bet jeigu žmogus apie tai nieko nėra skaitęs, nieko nėra girdėjęs, nesidomėjęs, tai jis ima ir patikė. Va dabar mus mokslas apsaugos. Mokslas būtent mus apsaugos, bet pasirodo, kad šitas mokslas mus neapsaugos. Ir dar kaip. Tai šitoj paskutinėje knygoje, pastapentinės knygoje, jie įdėjo Vytauto Stundžiaus berods didelį straipsnį autizmo paslaptis. Ir tas Vytautas Stundžia, jis nėra gydytojas, bet toks knysliukas, besidomintis, mąstantis žmogus. Jis ima visą medžiagą iš interneto, visą viešai skelbiamą medžiagą ir va ten pradeda lyginti, derinti, dėlioti ilgas straipsnis, duomenis, grafikus ir taip toliau. Ir akivaizdžiai priveda, kad autizmo priežastis yra skiepai. Tie, kurie skiepi nuo pat gimimo. Ir kitą autorių skaitau, kad iš tikrųjų, kad jie skiepytų, tai reikėtų skiepyti pasirinktinai. Galima skiepyti tik tai sveikus kūdikius. Tie, kurie jau truputį ligoti kažko, tai tokių skiepyti negalima, nes jų imunitetas ir taip pažeistas, ir jeigu dar paskiepysis, jis dar labiau pažeistas. O sveikus galima skiepyti, tai yra žaloti jų imunitetą galima ir toliau. Tai yra, skiepai yra, tai labai geras pelnas, visus būtent reikia skiepyti. Ir va štai
šitą Ostapenkienė taip ir rašo. Profesionalus gydytojas skiria vaistus, kurie mažina skrandžio sulčių išsiskyrimą. Tai kam tada skirtas skrandis? Studentas būdamas mokėsi, kad skrandžio sultys reikalingas maisto virškinimui. Jeigu skrandžio sulčių per mažas girūkštingumas, tai skrandis blogai veikia. Ir tas profesionalus gydytojas skiria vaistus, kuris mažintų rūgštingumą. Kaip čia yra? Kaip čia būtent yra? Ir šitaip atsirado, šitaip prasidėjo, kai mes tapom laisva, nepriklausoma Lietuva, kai visas šitos farmacijos kompanijos galėjo pas mus laisvai ateiti. Kažkur skaičiau, Gargžduose iki tos vadinamos laisvės buvo viena vaistinė, eismų nebuvo. Dabar ten 11 vaistų. Ir dar visur eilių. Ir dar būtent visų eilių. Ir vat, kai skrandžio rūgštingumas sumažėja, baltyminis maistas nėra pilnai suvirškinamas. Jis negali būti tinkamai skaidomas plonojo žarnoj, fermentų aplinkoje. Ir toks žmogus su sumažintu skrandžio rūgštingumu ir jam jis dar mažina vaistais, tokio žmogaus organizmas negaus tinkamos kokybės amino rūgščių ir bus nuodijamas tarpiniais baltymų skilimo produktais, kurie visada tampa alergijas sukeliančiais veiksniais. O mažinkite. Va, tai iš tikrųjų. Ir simptomą tai nuima, man rėmens neėda. Simptomais nuima, pašalė. Laikinai nuima. O kas dedasi paskui? Bus kiti vaistai, bus kitos ligos, bus kitos visko. Taigi dėl skrandžio rūgšties stygiaus. O skrandžio rūgštis skaido ten visą tą mūsų maistą. Ardo. Pasvišta tai žvirkštas, akmenys ten prilesa žvirkštus. Ir mala tos grūdus. O pas mus skrandis yra maišelis. Ten yra raumenų, kas suskaidytų maistą. Skrandžio rūgštis, H-chlor, druskos rūgštis mūsų skaido maistą. Ir dėl skrandžio rūgšties stygiaus nebus tinkamai pasisavinami mikroelementai, B grupės, vitaminai ir daug kitų svarbių dalykų. Ir tada jų reikia pirkti mums, kadangi mažai pasisavina, tai tada pirkite iš vaistinių. Ir va taip sukasi tas verslas. Perki vienus vaistus, kad paskui vėliau pirktum kitus. Kad būtent pirktų kitus. Tai yra tokia garsi bakterija Helicobacter pylori. Skrandžioje gyvenanti bakterija, čia prieš tiek tai metų buvo paskelbta, kad yra skrandžio uždegimo, skrandžio opų priežastis. Ir va šitą Helicobacter pylori naikina. Tačiau tie, kurie naikina šitą Helicobacter pylori antibiotikai, tampa kardiologiniais ligoniais. Išnaikinsime. Sveikesni yra tie, kurie šitą bakteriją turi. Sveikesni yra tie, kurie šitą bakteriją turi. Ji nesukelia būtent skrandžio opų. Ji tiesiog yra reikalinga. Gyvybė yra vientisas dalykas. Gyvybė būtent yra vientisas dalykas. Tai va, galbūt šitas, kaip sakyt, mūsų medikų toks būdas mus gydyti, kad tų ligų niekadgi nemažėtų, o tik daugėtų. Paskaitykite bet kokius, kaip sakyti, medikų straipsnius apie bet kokią lygą ir paskui bus prognozė, kad ligų vis daugės. Pelnas auks, verslas auks, ligų daugės. Medikų verslas klesti, 100%. Taigi, tai galbūt nėra taip ir blogai iš kitos pusės žiūri. O ta pati Ostapenkienė rašo, liga rimtas žingsnis link sielos pasveikimo. Liga rimtas žingsnis link sielos pasveikimo. Visų tautų šventraščiai rašo, kai kūnas serga, valosi siela. Galbūt mes per daug nusisukom nuo sielos, nuo dvasinio gyvenimo, tai pradedam rūpintis kūnu. Ir štai mums tai pakiša koją. Mes nuolat dabar sergam ir taip, kad iš tikrųjų žmogus pasveiktų, jis turi rūpintis sielą. Sveikas žodis sveikas, tai reiškia visas. Sveikas obuolys tai nei prapuvęs, nei prakastas, nei prapjautas. O žmogus yra ne vien tik tai kūnas. Kai mes pamiršame sielą,
visai arba iš dalies. Va tai kūnas serga vis labiau. Ir mes tada visą pasitikėjimą sudedame į medikus, nes medikai gydo tik tai kūną. Mes kūnu pasitikime, o medikai būtent gydo kūną. Ir jeigu nevykdai savo gyvenimo užduoties, galimas daiktas, kad sirgsi. Jeigu nevykdai savo gyvenimo užduoties, galimas daiktas, kad sirgsi. Apie tai rašė savo laiku ir vienas iš garsiausių 20 amžiaus psichologų, tai yra Karlas Gustavas Jungas, rašė, kad jeigu atsirado sveikatos problemo, tai iki šiol buvusio gyvenimo pasekmės. Reikia gydyti gyvenimą, bet ne ligą. Reikia gydyti gyvenimą, bet ne ligą. Nu, apie tai aš internete kalbėjau, ten keletą paskaitų apie tai kalbėjau, va čia dabar buvo susitikime su žmonėmis, tai po paskaitos prieina tokia jauna moteris, jauna visiškai, sako, aš jums rašiau. Nu, gal ir rašiai, sako, aš tai neatsimenu. Tai va, tai pasako apie sunkią savo vyro lygą. Ir paminėjau berods šoninę amiotrofinę sklerozę. Tai dar baisesnė kaip išsėtinė sklerozė. Tai nežinau tikrai. Tai, sakau, aš parekomendavau, sakau, ką aš tam parašiau, sakau, aš jai sakau, tai reikėtų paskaityti tokią knygą, sakau, yra tokia knyga Jeffrey Redigeris, amerikiečių psichiatras, jos knygos pavadinimas Išgyja. Sako, šitą knygą tu man rekomendavai. Ir sako, mano vyras pasveiko. Ir toj knygoje yra apie tai, kad reikia gydyti ne ligą, bet gyvenimą. Gyvenimą reikia gydyti. O gyvenimas susideda iš labai daug. Iš labai daug. Mes gydome tik tai ligą. Būtent tik tai ligą. Na, nežinia, kaip ten jis pasveiko, kokia jo ta liga buvo, aišku, ten niekas nėra dokumentuota, o šitoje knygoje, Jeffrey Redigerio knygoje pavadinimu Išgyja, ten jis nagrinėja tik tai dokumentuotus atvejus, kur yra oficialiai visi tyrimai, parašai, antspaudai, kad liga tikrai tokia mirtina buvo ir paskui kitas tyrimas patvirtina, kad tos ligos nebėra. Žmogus pakeitė gyvenimą ir pasveiko. Ir pasveiko. Ne medicinomis būtent priemonėmis. Taigi, ta pati Ostepenkienė rašo, trumpiausias kelias ateiti į protą yra sveikatos sutrikimai. Ateiti į protą, pradėti mąstyti, kaip čia yra. Bet ar mes pradam mąstyti? Bet čia yra tokia galimybė ateiti į protą, kai tu susirgti ir pasinaudoti šituo oficialiai teikimu gydymu ir matyti, koks yra neveiksmingas. Pradėti pačiam ieškoti priemonių, kaip pasveikti. Taigi, kaip sakiau, šventraštis sako, jeigu kūnas serga, valosi siela. Tai gal ir nėra tai blogai, kad gydytojai mūsų neišgydo. O tada mes nukrypstam į svarbesnius dalykus, į patį gyvenimą. Taigi, tada žmogus yra verčiamas ieškoti ligos priežasčių kažkur tai kitur ir verčiamas mąstyti, jeigu dar nepraradome sugebėjimo mąstyti. Jeigu dar nepraradome iš viso sugebėjimo mąstyti. Vėlgi cituoju tą pačią Robertiną Ostapenkienę. Netiesa, kai sakoma, kad vaistus reikės vartoti visą likusį gyvenimą. Visais, be išimties atvejais, tai yra melas. Kai gydytojas sako, tau vaistus reikės įvartoti visą gyvenimą. Tai yra verslas. Tai verslas. Vis vaistą visam gyvenimui tai yra verslas. Ostapenkienė taip ir sako. Nes taip sako gydytojai, kad vaistus reikės visą gyvenimą, reikės vartoti visą gyvenimą, taip sako tik tie gydytojai, kurie nežino, nesistengia, nenori, neturi laiko ar galimybių ir netgi teisės gydyti ligonį, bet ne ligą. Ar gydytojai yra laiko pasidomėti ligonių gyvenimu? Neturi iš to laiko.
Jis turi laiko tik receptų išrašyti, truputį paklausyti. Mums patiems reikia susidomėti savo pačių gyvenimu. Mums patiems reikia susidomėti savo pačių gyvenimu. Va, taipogi sako, nėra tokios lėtinės ligos, kurios nebūtų galima išgydyti be vaistų. O šitas antro tipo diabetas puikiausiai gydomas tik tai mityba. Puikiausiai gydomas tik tai mityba, bet mums sako, vat yra vaistai mažinantis cukraus kiekį kraujyje. Betgi nevalgykite jūs to cukraus. Pirmą prisivalgo cukraus, o paskui mažina jo kiekį. Kur čia protas? Na kur čia protas? Nesimato čia protas. Nevalgykite cukraus. Ne, mes jums valgykite, skaniai valgykite, va visus tos gardumynus, o mes jums duosime vaistų, kurie mažins cukraus kiekį. O paskui tie vaistai nebepadės, jau reikės insulino pradės trūkti. Duosim ir insulino. Paskui bus diabetinė pėda, nupjausime ir tą pėdą. Ir antrągi nupjausime. Ir taip toliau. O puikiausiai išgydomas diabetas mažina būtent šitą angliavandenių kiekį. Aš paminėjau šitą perlmuterį, bet kažkaip turbūt aš nepasakiau, kad lietuviškai yra jau išleistos 2 knygos to garsaus amerikiečių chirurgo, ne chirurgo, bet psichiatro, neurologų gydytojų. 2 knygos yra išleistos, bet ar mes skaitėm? Pirmoji knyga yra Tylieji smegenų žudikai. Tylieji smegenų žudikai. Kas šitą knygą matė ir skaitė? Va 2 žmonės. 3, nu va, matau. Toliau. Tylieji smegenų žudikai. Tai yra angliavandenė. Kita knyga yra irgi lietuviškai Smegenų gyvybingumo paslaptis. Ir vėlgi knyga visą prieš angliavandenį. Jis taip ir rašo, kad šitos cukrų reikėtų parduoti ten, kur ginklai parduodam, prie pavojingų prekių, kad tai nuodas turėtų būti pridėta, kad cukrus yra nuodas. O to nėra, to ir nebus, nes taip cukrus būtent mums yra labai ir labai skanu. Taigi, kūną gydyti nepakanka, reikia gydyti gyvenimą, reikia keisti asmenybę, o asmenybę pagrindinai sudaro mūsų mintis ir jausmai. Būtent mūsų, ką mes mąstome, ką mes jaučiame, pasirūpinkim būtent mūsų vidiniu gyvenimu. Ir tada matysime, kad su ligomis yra lengviau susitarti, jų netgi sumažėja. O dabar ideologija yra svarbiau už viską. O ta pati Ostapenkienė rašo, kai ideologija tampa svarbesnė už tiesą, kapinėse atsidurime anksčiau nei derėtų, nes už savo kvailumą sumokame gyvenimu arba bent jau ko kito. Ideologija. Va tai yra tos tiesos, tos melagingos tiesos, kurios mums skelbia, kurios yra mums skelbiama. Na va, ir jį taip ir sako, mane nuolat stulbina žmogaus gebėjimas taip lengvai nenormalius dalykus priimti kaip normą. Tai žmogus taip lengvai nenormalius dalykus priima kaip normą. Vat mūsų norai. O mūsų medikai ką? Jis sako, neatsisakykite, tenkykite savo norus, valgykite, kas jums skanu. Dietos praktiškai pas mus gydymo dietomis nėra. Va šitoj paskutiniai knygos lygos, tai yra vaistai dėl lygų ar lygos būtent nuo vaistų, Ostapenkienė nuolat lygina tą mediciną, kuria buvo iki karo, tai yra Smetonos laikais, tai paprastai sako, ir po jau tais vadinamas anksčiau ir dabar. Ir lygina lygų apibrėžimus, lygina gydymo metodus, lygina susirgimo skaičių ir, kaip sakant, nugalėtos yra Smetonos laikai. Ten buvo gydomas ligonis, ten buvo gydoma žymiai paprasčiau ir žmonės sirgdavo daug mažiau tomis pačiomis ligomis, o kai tik tai pas mus atėjo ta didžioji farmacija, mūsų lygos staigiai būtent pradėjo augti.
Tai va, visos tos teorijos lygų apibrėžimai yra dabar sunaikinami ir dabar per internete buvo matyti vaizdai, kaip Kaune čia didžiulis medicininių knygų iki karinio didžiulis konteineris į sąvartyną. Anas požiūris netinkamas. Anas požiūris duoda mažai pelno. Dabartinis požiūris tinkamas oficialiai skleisti ir gydymui yra tas, kuris duoda kuo didesnį pelną. Gydytojas, kaip sako, taipogi yra sistemos gyvergas, įspraustas į privalomų kiekvienai lygai gydyti algoritmų rėmus. Yra gydymo protokolas, taisyklės ir jis turi būtent šitaip gydyti, ne kitaip. Jeigu gydytojas yra mąstantis ir jis nori tikrai pagelbėti žmonėms ir jis pradės tą daryti, jis bus išmestas. Arba turi pats pasitraukti, arba turi pasitraukti pats. Tokių yra sveikesni tie, kurie nesilanko pas gydytojus ir negeria vaistų, nors jau turi sveikatos problemų, o gydytojo akimis vertinant ir net ne vieną rimtą sveikatos sutrikimą. O jeigu prisižiūrėsi save, maistą, gyvenimą, mintis, jausmus, savo santykių su gyvenimu, santykių su artimaisiais, tai va tada pamatysime, kaip keičiasi mūsų simptomai ir to pačiu lygos. Taigi atsakomybę už savo sveikatą iš poliklinikos reikia susigrąžinti į namus, kitaip sakant, iš gydytojo savo. Taigi aš visą šitą kūną maitinuosiu, kaip sakant, jį prižiūriu, aš mąstau čia, aš. Bet mums atrodo, kad yra specialistas, kuris geriau žino, kas man yra. Taip, jis kažką tai žino, bet tam, kad jisai gydytojas žinotų tiek, kiek jūs žinote, turi jis su jumis daug šnekėti. Anksčiau tai būdavo gydytojai tokie, kaip ir dabar jau padarė šeimos gydytojus. Bet tai čia tik tai pavadinimas. Jis apie tą šeimą, apie šeimos gyvenimą ir apie pacientais žino, beveik nieko jis nežino. Labai nedaug. Nes nėra laiko tam skirti. Tam, kad gydytojas iš tikrųjų galėtų suprasti ligonį, jis turi žinoti jo gyvenimą. O jis jau nežino. Yra tik tai rėmai, schemos, taisyklės, protokolai, algoritmai, jis tą žino ir pagal tai gydo. Yra tyrimai, atlieki tyrimus, rodymai tokie, ta vaista bus tokie ir tokie. Diagnozė bus tokie ir tokie. O kaip tu gyveni, ką tu valgai, kaip tu miegi, kaip tavo santykiai su kitais ir su pačiu savimi, nėra kada apie tai pasikalbėti. Tai kalbėkime vieni su kitais, tarpusavėje. Tenkime būtent ir pasikalbėtume. Ir kaip sakiau, keičiasi šitie laboratorinių tyrimų parodymai. Tai yra tyrimų normos. Aš vis dažnai šitoj knygoj turbūt keletą kartų klausiu, iš kur yra paimamos tos normos, kurias mums pateikia kaip tikra. Ar jos kur nors ant dangaus, užrašytos žvaigždėse, ar ateiviai kokie mums jas atvežė tas normas. Iš kur jos gautų? Kaip jie įrodo? Tyria žmonės. Ir ima į vidurkius ir sako normą. Bet jeigu tie žmonės jau sergantis, tai ir jo norma bus kitokia. Ir todėl tos normas yra keičiasi. Ir tų tikrų normų, nieks jų tikrai nežino. Tai yra spėjamos normos. Vidutiniai vidurkiai. O vidurkiai yra išvedami iš tų žmonių, atseit sveikų, bet mes visi turime kažkokiu tai nukrypimų. Jie šiek tiek pasako, šiek tiek neparodo tos normos. Ir dabar tos normos yra keičiamos. Ostapenkienė taip ir rašo, kad dažnas net negirdėjo, kad anksčiau normaliais laikyti kraujo sudėties rodikliai dabar jau laikomi net patologiniais, tai yra netinkamais. Pasikeitė. Per mažai būtent pagal tos rodiklius galima išrašyti vaistus. Reikia pakeisti rodiklius. Ir taip
įvertinant pagal pakeistus tyrimų rodiklius sveikam žmogui dažnai skiriamas gydymas. Kaip surasti lygą? Ištyrė, rodiklius pakeitė, va tau tokie ne, va turi būti tokie, va tai ir vaistai, kad būtų tokie. O gal to žmogaus yra tikresni rodikliai? O su tais tyrimų rodikliais yra manipuliuojama. Taigi, tai va šitą mums, kaip sakyti, reikia šitos dalykus suprasti, kad lygos yra brangiai parduodamas produktas. Lygos yra brangiai parduodamas produktas, o ypatingai sunkios, pavyzdžiui, kaip vėžys. Na va, šitoj savo knygos Penkienė aprašo apie pamirštus, paprastus, nieko nekainuojančius gydymo metodus. Ir vienas iš tokių yra gydymas medicininėmis taurėmis. Gydymas medicininėmis taurėmis. Nu va, pamiršome juos. Išmetė. O dabar daug kas gydo. Anksčiau buvo kas kiek ir gydo medicininėmis taurėmis. Ir tą patį plaučių uždegimai rašo apie tai, kad būtų galima labai lengvai išgydyti. Bet ne, tą patį padaro sunkia ligą ir pavadina kitaip, ir va skiriami vaistai ir reikia gydyti. Pamiršta daug tokių tradicinių, kaip sakant, beveik nieko nekainuojančių gydymo metodų. Ir medicinės gydėlės ir ta pati fitoterapija, tai yra gydymas augalais. Medikai nežino apie gydymą augalais. O kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Turkijoje, kaip girdėjau, yra uždrausta vaistinėse parduoti žolę. Buvo ir pas mus čia toks jau kilęs noras jau uždraust, kad vaistinėse pardavinėti vaistažolės, bet kažkaip dar ten atsilaikė. Bet jeigu mes nesipriešinsime, tai vėlgi uždraus vaistinėse pardavinėti vaistažolės. O su vaistažolėmis galima žymiai švelniau gydyti tos pačius simptomus ir mažesnis arba beveik nėra pašalinio poveikio, jeigu nepadauginam. Aišku, ir su vaistažolėmis galima nusigydyti. Bet jos veikia lėčiau. Nereikia niekur skubėti. Pirmiausia, reikia pasižiūrėti į patį gyvenimą. Tai va, tai kai matote, aš jums prisakiau tokių keistų, kas net nelabai girdimų dalykų, bet reikia apie tai skaityti, reikia mąstyti, lyginti, žiūrėti, kaip būtų anksčiau ir kaip dabar. Dabar mums vienareikšmiškai sako, moksliniais įrodymais pagrįsta į mediciną. Mokslas įrodė ir mums atrodo, kad tai yra šventa. Jokio čia šventumo nėra. Absoliučiai jokio šventumo nėra. Šiandien mokslas yra labai konkuruotas. Šitie moksliniai tyrimai yra nuperkami. Kodėl būtent riebalai tapo demonizuoti, o cukrus iškeltas? Šitas Unikauskas dar televizijos laidoj prieš keletą metų Klauskėgi daktaro pasakė, kad tiem dviem tyrimam, kurie atliko tyrimus, kas organizmui yra sveikiau, riebalai ar cukrus, buvo sumokėta $55,000 prieš 50 metų. Unikauskas viešai per televiziją pasakė. Nors tyrimai rodo, kad geriau, kad cukrus kenkia, o riebalai yra gerai, buvo paskelbta atvirkščiai. Va tai sako, mokslas įrodė, nupirkt, bet koks mokslas klauskite, tikras ar nupirktas? Tikras ar nupirktas? Ir va štai mokslas tapo ideologinis. Ir va, kas turi pinigus, tas ir perka mokslą. Taip, manau, tai mokslininkai galbūt ir nėra tiek kalti, jie tyrinėja, iš tikrųjų, tyrinėja, bet jų tyrimų duomenimis yra suinteresuoti verslininkai. Kaip tos tyrimų duomenys panaudoti verslui arba karo pramonė. O visa kita tai gal ir ne. Pirmiausia, verslas. Ir kol būtent mūsų visuomenės, kaip sakyti, pagrindinis gyvenimo variklis bus verslas, bus pinigai, tai geresnių laikų vargu ar sulauks. Jeigu patys kažko tai nesimsime įmastyti. Eisime toliau. Aišku, mus palaikys įvairiomis gydymo
priemonės. Mes gyvensim, bet gyvenimo kokybė bus prasta. Nuolat būtent sirgsime kažko, nuolat reikės kažkokiu tai vaistų, ryte, vakare, per pietus, ampulių ir taip toliau. Mano bičiulis turbūt susirgo diabetu, bet jis valgė angliavandenius jau turbūt 17 metų kaip serga. Iš pradžių visi tai tokia lengva forma, o dabar jau ir insuliną leidžiasi, ir diabetinė pėda, ir jau apie amputaciją kalba, bet jam neužsimink, kad reikia keisti mitybą. Neužsimink, jis to nenori, jis skaito tik tas medicinės knygas. Va tai bus dar tokių vaistų, va dabar pjausim koją, paskui po to kitą pjausim koją ir taip. Nu, va šitaip galima. Gyventi su vaistais iš tikrųjų galima. Gyventi, bet gyvenimo kokybė yra prasta. Gerai, va tai aš tada po truputį užbaiginėjau, jūs galbūt norite manęs ką nors paklausti. Aš turiu 2 klausimus. Prašom. Stevijos cukrus, ar jisai geriau už runkelių cukrų? Stevijos cukrus. Stevijos cukrus, ten yra ne cukrus, ten yra kažkokia kitokia medžiaga. Augalas. O jis augalas, Tai bet jis jis sirupas yra. būna stevija. Pavyzdžiui, aš turiu ir kaip cukrus, ir kaip tabletytės. Tai be abejo yra geriau kaip šitas Kaip runkelių Nu cukrus. tai va, runkelių cukrus yra gerai, bet blogai yra rafinuotas cukrus. Kai aš buvau va toks, tai mama būdavo cukrinių runkelių supjaustavo tokiais piršteliais kaip makaronus, po pečiam, jos sudžiūna, gelsvi būna tokie saldainiukai. Va šitoks tai yra tinkama. Ten yra 56 kartų elementai. O dar dėl cholesterolio. Ar pradėjus naudoti vaistus, jų negalima nutraukti, jų reikia visą gyvenimą, nes taip. Taigi aš sakiau, čia yra verslas, nutraukite ir meskite šitos nuo cholesterolio. Meskite. Yra sąvokos dvi medicinai. Gerasis cholesterolis ir blogasis. Ar čia vieni sudaro, ar čia kažkas skirstimas į tą gerą ir blogą? Ko čia atskiriasi? Tai matot, yra prigalvojama visokiausių būdų pateisinti šito cholesterolio vartojimą. Pasirodo, aš nepasakiau paties svarbiausio dalyko apie cholesterolį. Kodėl cholesterolis pradeda kauptis ant kraujagyslių sienelių? Nepasakiau paties svarbiausio dalyko. Tai yra gydytojai tą žino. Tai 1984 metais amerikiečių gydytojas Matijas skaitė pranešimą. Apie tai va šitą yra parašyta šitoj knygoje. Ir jis sakė, kad sklerozė tai yra pradinis skorbuto forma. Šitoje pasvalyje aš skaičiau paskaitą prieš keletą metų, ten daug žmonių buvo. Ir taipogi aš klausiau, kada cholesterolis pradeda kauptis ant kraujagyslių sienelių. Ir ten buvo gydytoja. Iškart pasakė, kai kraujagyslėse atsiranda žaizdelės. Tik tada cholesterolis lopo kartu su kalciumi, lopo šitas žaizdelės. Skorbutas yra kokia liga? Irsta kapiliarai. Tai yra kapiliarai sudaryti iš elasteno. Ir visų kraujagyslių vidus jos yra storesnis kaip kapiliarai, iš kelių sluoksnių, bet vidinis sluoksnis yra elastinas. Ir va štai, kai trūksta mums rūgšties, vitamino C, bet kokios rūgšties, pažeidžiama kraujagyslių pats vidinis sluoksnis, elastinas, ir tik tada cholesterolis pradeda lopyti šitas žaizdelės. Anksčiau jis nesikaupia. O jeigu trūks būtent va šito rūgšties, o dažniausiai taip ir būna. Ir va tada cholesterolis tampa priešu. Bet priešu todėl, kad mes esam nedraugai savo kūnų. Reikia tik rūgšties ir tada tas kaupimosi procesas nutrūks. Nutrūks ir netgi tas susikaupęs cholesterolis vėlgi grįž atlikti tą tarnybą, kurią jis yra skirtas. Reikia pakankamai rūgšties. Šito mums taipogi vėlgi nenori pasakyti. Va šitą atsiminkite, kad valgot riebalus, tai būtinai valgyti rūgštį. Rūgštį, bet kokią formą, citrinos rūgštį,
ten, sakysim, pieno rūgštį, tai rauginti kopūstai, rauginti agurkai, ateina vasara, serpentai, braškės, visos uogos, vyšnios labai tinka. O mes norime, kad saldesnis būtų, netinka saldus vaisiai, nei saldus šios uogos, žiūrėkite, kur kuo rūgštesnis. Ar stresas kelia